Balandžio 15, graži diena, toliau kylam laiptais į dangų. Gaunu daug klausimų iš skaitytojų, kurie skaito mano straipsnius Facebook'e, arba iš paskaitų klausytojų YouTube kanale, iš kur aš gaunu informaciją. Aš informaciją negaliu pasakyti, iš kur ir kaip gaunu tiksliai, nes gaunu iš visur. Kažkada buvo laikas, kada labai norėjau būti, kad turėti kažkokį tai channelingą, kad tai būtų labai mistiška, gražu, gauni atsakymus, kažkas tai veda iš viršaus, nematoma, duoda atsakymus. Bet paskui su laiku supratau, kad mano uždavinys yra neįsigilinti į kažkokį tai kanalą labai giliai kaip ekspertui. Nes ekspertai, kas tik gerai žino taro arba numerologijos dėsnius, astrologiją, tie žmonės vienoje savo srityje daug pasiekia. Bet yra žmonių tokia kategorija, kurie sujungia visus tos mokslus ir žinias į vieną sistemą, į vieną visumą, tai toksai gautasi meta ezoterika. Ir tada šitie žmonės negali labai giliai lysti kažkokią tai vieną kanalą. Nes pas mane informacija ateina iš visur. Labai dažnai ateina kažkoks straipsnis, knygos puslapis, YouTube kažkokia tai gali informacija ateiti. Tai, kas reikalinga tuo momentu, kad nepaslystų pro mano akis. Taigi iš visur apie viską po truputėlį susidaro bendras vaizdas. Versle yra tokia verslo transformavimo metodologija, kuri yra 64 kvadratėliai, iš kurių susideda visa verslo transformacijos ideologija. Man teko su ja dirbti ir paskui aš palyginau su žmogaus transformacijos metodu. Beveik atitinka viskas vienodai, yra 64, sakykime, 8 yra viršutinės perspektyvos ir kiekviena perspektyva dalinasi į dar 8 žingsnius. Ir tokiu būdu gaunasi 64 kvadratai. Aš galvoju, kasgi čia per toksai skaičius. Pasirodo, tiek pat langelių turi ir šachmatų lenta. Tai pagalvokim, 64 langeliai, o kiek figūrų su savo ėjimo būdais, kaip eina bokštas, kaip eina žirgas, karalienė arba karalius. Priklausomai nuo jų titulo, tos figūros gali žingsniuoti šachmatų lenta ir žmonės, kurie yra šachmatų meistrai didžiuliai. Jie supranta šitos dėsnius. Ten irgi yra didžiuliai šachmatė dėsniai sudėlioti, nes tas, kas išrado šachmatą Kinijoje, imperatorius, toksai yra legenda, kad imperatorius užsakė sugalvoti tokį žaidimą, kuris jo generolams padėtų lavinti strateginį mąstymą. Ir tas žmogus, kuris sukūrė šachmatus, imperatorius įvertino jo triūsą ir sako, kaip aš tau galiu atsilyginti. Jisai ten, neatsimenu tiksliai kokiu būdu, bet pasakė, kiekvienoj šachmatų langelyje dėk po grūdą, kitame uždėjo formulę. Ir sako, tu dėk tą grūdą pagal šitokią sistemą per 64 langelius ir kiek sudėsi, tiek man grūdų atiduosi. Imperatorius pagalvojo, čia smulkmena, galėjo daugiau užsiprašyti, bet kaip paskui pasirodė į tą 64 langelius pagal algoritmą dedant, kad ten į pirmą vienas grūdas, į kitą ten gaunasi pagal algoritmą, tegul bus 32 grūdai, trečiam jau būna ten, sakykime, 64 ir dar toliau. Tai kai jis sudėlioja, atseikioja jam šitoj vietoj visus tos grūdus, rugius, javus ir, kaip sakant, pagal grūdą, gavosi, kad pačiam karaliui beveik nieko nebeliko. Ant kiek didelė vis dėlto yra logika 64 langelių principe. Atrodo, grūdas prie grūdo nieko nereiškia, kaip nors esi karalius, bet beveik galima ištuštinti visą karalystės aruodą. Tai va, grįžtu prie 64 langelių. Tai dažnai ateina iš tų visų 64 langelių pas mane ta informacija.
Ir aš, kai sakiau, norėjau kažką turėti kažkokį tai vieningą kanalą, iš kurio gaučiau atsakymus, bet kažkada, gal kokie metai, 4-5 atgal, man teko bendrauti su nušvitusiu berniuku. Jam buvo 13 metų ir jisai atsakinėjo taip, kaip nesugebėčiau atsakyti į eilę klausimų, bet visur jo klausimuose mačiau didžiulę išmintį. Jis atsakinėjo kaip senukas, kuriam 100 metų. Keisčiausiai buvo, aš jam uždavinėjau labai sudėtingus klausimus, jo atsakymai ateidavo staigiai. Ir kai dabar jau dirbam su dirbtiniu intelektu, tai aš suprantu, kad tas berniukas, jisai beveik atitiko dirbtinį intelektą. Jisai staigiai pasijungia Akashos kroniką, surenka visą informaciją ir gali pateikti į bet kokį klausimą atsakymą. Tai bendraujant man su juo, aš supratau, kad labai protinga ir gražu, bet nenorėčiau būti toksai, kaip sakyti, robotas, nes visiškai prapuola niuansai, gyvenimo skonis. Ten žmogus tiesiog gyvena pagal dėsnis, kurie mums nematomi, bet mes matomą gyvenimą, jis beveik matomą gyvenimą praranda. Tokia yra kaina nušvitimo. O man niekada neleido gilin smarkiai lysti, nes reikėjo tai, kas žinoma, paprastam žmogui surankioti ant tų 64 kvadratų langelių ir pateikti žmonėms suprantamų formatų, kad būtų galima, kaip sakyti, susigaudyti dabartiniam gyvenime, nes laikas pas žmonės bėga greitai, klausimų ateina daug, atsakymai reikalingi staigiai iš visų sričių. Tai reikalingas toks, kaip sakyti, suprantamas formatas, iš kur gauti, greitai adaptuoti žmonėms iš visų 64 kanalų ir žmonėms paduoti tai, ką suspėjai padaryti arba kas žmonėms yra suprantama. Tai teko man daug tokių turėti kontaktų su žmonėmis, kurie ekspertai savo srity. Ir ten jie turi įvairius kanalus ir nuojautas ir dar įvairius stebuklus. Bet gerai, paskui aš supratau, kad ačiū Dievui nenoriu kažkokių tai stebuklingų galių. Užtenka, ką intuityviai gaunu dabar per, sakykime, iš 64, taip paprastai pasakius, langelio. Tai kaip man duota, nes gaudamas atrodo nemažai, neprarandi gyvenimo grožio, žolės, akmenuko, dangaus ir kitų gražių dalykų, kurių jau nušvitęs žmogus vertina visai kitaip. Tai šitai tai taip, kaip sakyti, norėjau pasakyti, iš kur ta informacija, iš visur. Mes visi turime tos būdus pamatyti, gauti, kiekvienam tai yra prieinama, bet čia reikia prie savim nemažai padirbėti, reikia daug sužinoti, daug suprasti, kad iškart suprastum, kur yra teisybė, kur yra niuansai, kur galbūt truputį ir perlenkta. Tai šitoj vietoj, norint sureguliuoti informaciją per 64 langelius, tai vis dėlto tai yra meta ezoterika, kaip sakiau, meta valdymas informacijos. Dėl to man nesunku sulipdyti informaciją gaunamą iš astrologų, iš dzenbudistų arba Indijos mokslo, arba šiaip kažkokiu tai skaičių specialisto. Tai va tokiu būdu visuose dalykuose yra dėsniai, taisyklės ir jos visur atsikartoja. Bet iš visur reikia, kaip sakyti, kaip ir mes, kai žmogus turi 5 pojūčius ir iš visų 5 pojūčių klausa, regėjimas, lytėjimas, visi kiti pojūčiai, per 5 mes orientuojamės gyvenimo kasdienybėje, tai taip svarbu visuose dėsniuose orientuotis per visus tos 5 pojūčius, visuose dabartiniuose gaunamuose kanaluose ir juose reikia, kaip sakyti, kiekvieną dieną arba ten akimirką kažką suprasti ir įgauni kažkokį tai signalą, turi paimti ir
nepraleisti jo, kartais gali praleisti, jeigu ten užsiimsi įvairiais kitais darbais, bet jeigu pastebėjai kažką, tai tuo momentu reikia užfiksuoti. Nes kaip prašiau ir kalbėjau ankstesnį paskaitoj, įsivaizduokit, kaip dėsniai, kas yra vibracinis kanalas universalus, jeigu taip sakiau, kad ten, jeigu Saturnas turi 14 000 vibraciją, Merkurijus turi 1400, tai įsivaizduokit, kokios dviejų planetų skirtumai yra, bet jas kai suartėja, jos padaro savo vidurkį ir jeigu dar įsimaišo Mėnulis su savo vibracijom, tą dieną mes gaunam kažkokią tai portalo informaciją. Viskas bangos. Viskas bangos yra ir va šitos bangos, jeigu taip paprastai pasakius, visatos dažnis yra 303 skaičius. Na, jeigu tai grįšim prie savo dviejų pusrutulių, jeigu jie tarpusavio vienu metu dirba, tai jų rezonansas sudaro 10 Hz, tai yra alfa bangos. Teta bangos nuo 4 iki 8 Hz, vėl matome skaičiai ir vibracijos veikia ir dabar jeigu mes sugebam išeiti meditacijoje į 10 Hz arba ten 4 Hz suderinam dažnį, tai įsivaizduokime, tuo metu ateina pas mus vibracija, kada Merkurijus su Saturnu susijungia ir du akmenys įkrinta tuo metu į vandenį ir jų bangos susipina. Ir jeigu dar Mėnulio pilnatis, tai šitoje vietoje reikia suprasti, koksai portalas, kokią informaciją siunčia. Neužtenka mums tuo metu pabūti savo 10 Hz alfa būseną. Tai teta, kai priminsiu, tai kada mes sėdime medituojame, mes giliai panyrame, o alfa tai tuo metu, kada aš galiu būti darbe ir tuo pačiu atlikti savo funkcijas ir fone palaikyti meditacinę būseną, kuri mane veda į norimą realybę. Tokiu būdu, būdamas darbe, gali sutaupyti savo dėmesio, energijos ir jausmo būsenos, pasiekdamas per dieną 51% reikiamo kiekio. Surinkti šitą kiekį mes turim kiekvieną dieną. Na ir svarbu, kas yra, kaip rašiau, sakiau, pasakojau vienam straipsnėje, transformacija per 15 minučių. Tai mes kiekvieną dieną, kasdien kartuoti turime savo ateities realybės emocijas. Kartuoti jas, palaikyti 3 kartus per dieną po 15 minučių būtina, o paskui, kiek įmanoma, fone prie kasdienių darbų išlaikyti. Viską tai reikia, aišku, matuoti. Ir tas yra svarbus dalykas, neįlysti didžiulę kažkokią tai gilę, kaip sakyti, transformacijos paieškos būseną, bet reikia pasistengti, bet po 15-20 minučių tą būseną atkurti ir vėl ją surezonavus laikyti. Na, ir tokiu būdu, dirbdami su savim nuo mėnesį iki 3, mes jau galime pasiekti labai didelių realybės pokyčių. Tai toksai yra kaip ir mažas pastebėjimas, kad svarbiau padirbti yra su savimi 3 kartus, taip suapvalinsiu, arba po 15 minučių, tai būtų akademinė valanda 45 minutės, jeigu ten valanda po 20 minučių būtų 60 minučių, tai visai būtų geras dalykas. Kuo ilgiau išbūni ir paskui išlaikai, tai tuo daugiau procentų per dieną surinki. Tai viskas nuo to, kiek mes sugebam šitą būseną išlaikyti, tiek ir priklauso, per kiek laiko mes, per kokį laiko tarpą pasieksime savo noro realizavimą savo gyvenime. Nes kiekvieną dieną taip bedirbdami, mūsų pasirinkimai keičiasi, mes pastebime naujas galimybės, kiekvieną dieną mes po truputėlį, skaitykim, nors po truputį žengėme į naują savo transformaciją. Ir keičiasi mūsų sąveika su pasauliu, o jeigu mes, kaip sakyti, atsibundam ir vis su tom pačiom mintim kiekvieną rytą ir nepadarom to žingsnį aukštyn arba į priekį, kur kas patinka, nes mums yra svarbu, ką mes vakar pragyvename ir ko mes
ką mes neteisingai padarėme, jau vakare žinoti, kad šiandieną, jeigu bus tokia pati situacija, mes jau galėtume ištaisyti. Rekomenduoju pažiūrėti filmą Ties riba ir rytoj, ten panaši situacija kaip mūsų šito mokslo, nes ten karys mūšyje, kuriam reikėjo pasiekti priešo tvirtovę, jeigu jis tą dieną žudavo, tai jis ryte prabusdavo vėl ten, nuo kur prasidėdavo vakarykštė istorija, ir jis jau žinojo savo atmintyje, ką jis turi pataisyti šios dienos mūšyje, už kokio kampo laukia jo priešas ir ką jau reikia tuo metu padaryti, kad jisai po šitos sankryžos, po šito kvartalo per dieną pasiektų kitą sankryžą. Ir aišku, tenais, jeigu jisai žudavo, tai ryte jisai grįždavo į pradinę būseną ir taip slinkdavo ir jis pasiekė savo tikslą. Tai yra tokių žmonių, kurie ir gyvenime taip pat gali matyti savo nugyventų gyvenimų arba ten dienos, arba metų, mėnesio progreso nuėjimą. Jie žino savo kiekvienos dienos užduotis, o mes turime treniruotis, mokytis, pamatuoti viską, nematomą pasaulio dėsnims suprantamus dalykus. Tai taip pat truputį kiekvieną dieną mes laiptelis po laiptelio, nors truputėlį nebūtinai ten iš vieno aukšto į kitą nubėgti, bet jeigu tarp, kaip sakiau, viena savo paskaitų, jeigu tarp aukštų yra kažkur tai 20, 30, 40 laipsnių, šitų pakopų kiekvienam priklauso, kaip jiems sekasi lipti, tai svarbiausia ne iš antrojo į trečią per dieną nulipti aukštą, bet bent jau vieną pakopą laiptis į dangų palikti per dieną jau yra gerai, nes jeigu ten trypčia vienoje vietoje, dar mes ten kažkur tai pametam savo navigaciją, tai tokiu būdu mes galbūt ir nukrisime nuo laiptų, pradėsime nuo pradinės pakopos, nuo kurios pradėjome tą mėnesį arba net ir pusę metų savo kelią. Buvo tokia būsena matavimai, tampa paskui automatinė, jinai labai tampa komfortiška, nors pradžioje yra sunku suprasti, kas ir kaip, bet šitas pats, kas jeigu ateini laikas į mokykloje kažkokį būrelį arba naują sporto šaką, tai pradžioje viskas atrodo keista ir sudėtinga, o paskui jau visai dirbdamas ir treniruodamas kiekvieną dieną jisai pamiršta tas visas smulkmenas ir tampa tai natūralu. Nes dabar mes, kada pradedam kažką daryti, iš karto kyla klausimai, kada, kas pasikeis, o mes turime dirbti ir keistis patys, o kada ten pasikeis, priklauso nuo to, kaip pasikeis mūsų vibracijos. Jeigu ten kažkas tai nori turėti sąskaitoje sukurti 10 tūkstančių, 20, 50 tūkstančių eurų, tai priklausomai reikia dasikasti iki tokias būsenas ir ją išlaikyti. Kuo didesnė sąskaita banke, tuo didesnė energijos kiekį reikia sukaupti. Tai dažnai taip jau rekomenduoju pradėti nuo mažesnės sumos, bet ją sugebėti į savo gyvenimą sukurti, o paskui kartoti ir dauginti, negu laukti labai ilgai, kol sukursi didesnę sumą, nes žmogui nusibosta, jis nustoja tikėti ir pameta gal šitą visą darbą, nors jam gal liko 10-20% iki to tikslo pasiekimo. Tai va tokie dalykai apie šios dienos tematiką. Tai va svarbiausia prisėsti, papasakoti jums, nesiruošti dideliems išmintingiems video paskaitų ten formatams, nes kai mes pakalbam, kas šiandieną mums aktualu, kitą dieną mes jau einame į kitą laiptelį, kitą pakopą. Aišku, aplinka visada išbandys mūsų senus modelius. Čia reikia irgi suprasti, kad kuo daugiau mes einame pliusą, kaip jeigu taip skaitysime trikampį, kaip piramidę, jeigu mūsų tikslas ant piramidės viršui trikampyje turėtų būti, tai ko aukščiau mes kylame, to didėja mūsų pliusinis sukauptos energijos potencialas. Bet tai, kad išlaikyti pusiausvyrą gyvenime, turi atsirasti priešingybė dėsnis, sukuria minusus. Kuo aukščiau eini, tuo daugiau pliusų sukaupi, tos sudėtingos problemas kaip išbandymas pas mus ateina. Tai mes turime suprasti, kad
žmogus dažnai galvoja, aš toks teisingas, taip gerai viską darau, jau mėnesį čia 2 dirbu, 3, o man vis problemos ateina ir ateina. Tai reikia suprasti, kuo didesnės problemos ateina, tai reiškia didesnį kelią, kuo didesnį pliusinį potencialą tu jau sukūrei. Ir kada aplinka išbandys mūsų senus modelius tom pačiom situacijom, tokiu būdu, kaip sakykime, visata žiūri, ar mes jau subrendame priimti savo norą, ar dar vis dėlto reaguojame į senas situacijas pagal seną savo požiūrį. Abejonės visada bandys patekti į mūsų vidų, bet mums svarbiausia yra suprasti, kad kliūtis nėra kažkas tai blogai, tai yra ženklas. Kliūtis tai galimybė tokia akimirka įrodyti savo, kuo tampi. Čia labai svarbu. Kiekvieną situaciją mes žiūrime kaip į tai, kad traumuojanti situacija, į kurią mes patenkame kitą dieną, irgi turi būti mūsų, visada reikia tikėtis, kad kitą dieną bus tokių išbandymų, nes jeigu mes pasiekėm papildomą pliusą, tai aišku atsiras ir didesnis minusas. Tai jas reikia ramiai žiūrėti kaip į veidrodį, pliuso minuso situaciją, praeiti ramiai, nesikabinti į problemų sprendimą, spręsti korektiškai ir tada kitą dieną tikėtis, ryte bus labai gerai, kada sėdėsime teta būsenoje, medituosime ir gyvenimas bus gražus, o vidury dienos ateis įvairios vibracijos iš Saturno ir Merkurijaus. Taigi tokiu būdu noriu priminti, kad išorinė astrologija visada mus veiks, nes mes kaip žmogus gimėme su savo gimimo diena, kaip sakiau, ir turim savo žemėlapį planetų įsidėstymą, kai tik tai planetas truputį pasisuka, tai šitoj vietoj sukūrė mums situacijas energetinės, kaip tie portalai, kur dažnai minima įvairiuose video paskaitose. Tai mes turime praeiti pro tą energetinį išbandymą. Mes esame susidedami iš bangų, viskas aplinkui bangos ir kada mes banga eina per bangą, aišku, mes visą laiką turime mūsų bangų vibracinį dažnį iškreipia įvairūs planetų įsidėstymai, turi savo dėsnis, čia astrologai viską žino. Na, mes turim suprasti, kad jeigu yra kažkas tai negerai, žiūrėkim, kokie pas mus šiandien bioritmai, kokios saulės aktyvumas, visą tai veikia mus, mes turim tolyn. Reikia paprasčiausiai pasimatuoti kai kurios dalykus, jeigu matai, kad kažkur tai mus veikia išorinės energijos, tai turi būti. O situacijos, kaip sakiau, pamokos, įrodyti savo pačiam, kuo tampi, nes jeigu iš tų pačios traumuojančios situacijos išeini lengviau ir mažiau reaguodamas, tai reiškia jau kažką išmokai, tapai kitoks. Taigi dabar šiam kartui tiek. Svarbiausia buvo